Žvelgiant ir vertinant kompleksiškai, ne tik atskirai geležinkelius, kelius, jūrų uostą ir oro uostus, bet visą sistemą kompleksiškai, tai savaime suprantama, tai būtų iššūkis. Tačiau mano vertinimu, dirbant visiems infrastruktūros objektam kartu nuo geležinkelių iki jūrų uosto ir kelių infrastruktūrą, tai mes taip praškėdami galėtumėm šį iššūkį veikti, tačiau labai turim ploną liniją iš tikrųjų ir todėl neatidėliotinai ir vykdom kelių infrastruktūros atstatymo darbus. Kelių fondas, kuris šiais metais pradėjo veikti, tai didžioji dalis jo lėšų yra skiriama vienas magistraliai, skiriama keliam, tiltam ir vedukam. Tai suprasdami ir regionų gyventojus, kur yra būtina ir žvyrkelį tvarkyti, ir siaurus kelius, tai suame suprantame, mes jų nepamirštam ir lygiai taip pat tai darysim. Tačiau iš kelių fondo fokusas yra sudėtas į pagrindinės arterijas valstybės, įskaitant vedukus, tiltus, o jau regionams iš kelių plėtros priežiūros programos dėliojam finansavimą, kad ir regionų gyventojai lygiai taip pat tiek komfortą, tiek saugumą jaustų. Ir turim nepamiršti, kad kartais net ir regioninis žvyrkelis gali tam tikrų atveju labai pasitarnauti, tai todėl mes į visą sistemą žiūrim kompleksiškai.